how many meters? Because by handle drilling, How we many counted meters? like How many we meters is it? marked the 1 meter with the fire and How many? meters from It's each 12 edge? Čia yra 1,50 m. Visas ilgis yra 1,50 m. Čia toks pat. Ne, tarp sriegių. Tarp sriegių 12 12 cm. 12 cm. 12 cm. Čia yra 12 cm. Kiekvienas žingsnis yra po 12 cm. One step is 12 Visi jie yra vienodi. centimeters. Centimetrai. Gražiau. Ir dabar aprašysim gruntus. Ataskaitoje turėsite atskiro lapo tą pjūvį padaryti. Taip, gręžiniai būna ir nedulių. Without details, there might be some wrong. Our starting point is there. Tai dabar įsivaizduokite taip, kad ataskaitoje panašiai turėtų atrodyti tas pjūvis. Reiškia, jeigu čia mes įsivaizduokite taip, kad mes lapą popieriaus pridedam jo ir mes turime tam tikrus sluoksnius ir aprašinėsime gruntus. Ir žiūrėsime, čia yra visas ilgis dabar bus 1,80 m, kadangi 1,50 m plus 30 cm bus 1,80 m. So in the report we have to describe the layers of the ground and we have 1 meter. 1,80 m. Jo. Dabar kokie yra tie gruntai? Pirmas sluoksnis. So the What first soil layer is it? I don't know, it's dirt. Žemė, augalinis sluoksnis, dirvožemis. Paviršinis sluoksnis, sakykime, kur žolė auga. Soil, fertile soil. It's a layout of fertile soil. All the dead leaves. Yes. Gerai. Sekantis sluoksnis. Second layer. Taip pat. The same. Sekantis sluoksnis. The Taip same. pat. So we have 36 millimeters of it, or centimeters of the Sekantis. same Taip soil. pat. Jo. Sekantis. Same. Jau It's truputėlį mixed with skiriasi. little bit of, Jau jisai truputėlį skiriasi. it's a little bit different. It's mixed with Jau yra Clay maybe? smėlio. with sand. Now it's mixed with little bit of sand. Mix čia. Jo. Sekantis sluoksnis taip pat. The second one is same like the previous one, and it's mixed with little bit of sand. Čia yra šitas paviršinis sluoksnis, o čia jau Yeah, something like that. It's like the one which used for čia, va šitą vietą, matot, va the šitas normal yra, soil. o čia mix.
Sekantis sluoksnis taip pat. Second one the same. Šiuo atveju tas lietuviškai vadinasi piltas gruntas, kur Pilkas. miksas, sumaišytas. Maišytas gruntas yra piltas. Reiškia, jisai kažkada buvo užpiltas, miksas tas padarytas, suprantate, jis yra nenatūralus. Bet Artificial made soil. It's not natural. jo. No, it's not. Tai yra dirbtinis, Tai, tai yra filtrinis, tai tai padaro- nėra tai gamtos pa- suguldytas, o žmogaus Tai padaro Humans žmonės, made it, pavyzdžiui, it va was čia filled with vyko by kažkada humans. statyba, Here was a vyko kažkada construction statyba, va, here, matote, va, and statė ir it's čia not kažkas natural. taip sakant, tą gruntą sujaukė. Užtat tas miksas. Artificial, yes? Artificial. Dėl to jis ir yra miksas. Jo. Dėl to ir jisai vadinasi miksas. that's why it's mixed. That Jo, jo. it wasn't made Yeah. by natural. Jo, bet jau va šitam sluoksnėje jau galima sakyti, kad jis yra, sakykime, žvyringas smėlis. In this one, we can say that it's more sand than soil. Jo, nes So kadangi it's, jau yra akmenukų. Akmenukų. ir jisai- Soily sand. No, it's Gravel, this is a gravel. sand. O tai žvyras nesmėlis. Ne, Gravel, yeah, gravel yeah. yra žvyras, Ah, sand yra smėlis. so it's not sand, it's gravel. Gravel mixed with sand. Gravel. Va, Because jau the yra whole su akmenukais. stones are Su akmenukais. Because they're more strong. all stone coarse here. granulation particles. Kaip žvyras? Patricija, kaip žvyras? Gravel? Taip. Sekantis sluoksnis taip pat yra dar žvyringas smėlis, žvyras, sakykime taip. Jis yra to frakcija tokia žvyro. So next part is gravelly Jo, jisai akmenukai vienu žodžiu. with some of stones, rocks, or not stones, rocks. Little bit rock. Jo, akmenukai yra žvyras. Iki 20 mm yra Jo, žvyras pagal jo, standartą. reiškia, matote, žvyras nėra vėlgi, visiškai žvyras irgi vėl yra klasifikuojamas. Mes šito dalyko neskirstysim, aišku. Jisai, kaip sakant, yra pagal frakciją jau nuo rupaus smėlio iki stiprių tokių su akmenukais, va, kaip sako 2 kolega. mm yra smėlis pagal vokišką standartą, iki 20 yra žvyras. Nuo Jo, 2. jo. Tai va, From tai čia yra jau toks, suprantat, yra, kaip sakyti, žvyringas smėlis, ar kaip jį pavadinsim, va, tai jisai toks yra. Gravelly sand. Jo. Gerai. Tai dabar aprašėme kiek sluoksnių? How many layers 1, we 2, describe? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nice. 9 aprašėm. Jo. Dabar 10 sluoksniui. Va. Jo In the 10, frakcija grunto skiriasi. Jau grinas smėlis. it's only sand. Jo. Smėlis, Pure kuris jau paplūdimy, kaip sakant, Which one in the beach? kur galima jau we jau can- volioti ir tai jau malonu. Sand, but in between there is Pure condition, yeah. Not pure gravel. What? At night, not pure gravel. Sekantis sluoksnis taip pat yra smėlis. Tiesiog. There is some sand also. Then the 10th one is pure sand. No, 9 is, there is some sand also. Sekantis sluoksnis taip pat yra Second layer. smėlis. Jo. Sand too. Paskutinis sluoksnis And the last layer, taip pat yra only smėlis. sand. Smėlis irgi, matote, jisai truputėlį, vienas yra šviesesnis, kitas geltonesnis. Kadangi there is different kinds of sand, like one is a bit lighter and one is darker. There. You can count. But I don't think that we need to describe this. Jo, jo, jis vienas va toks šviesesnis, kitas va toks rudesnis. 9, 10. Now it's 11. 11? 12 centimeters between these three. So the one is steps 12 centimeters. So count 12 multiplied from 11. That's all the level we have. Tai va, tai aprašėme vieną segmentą. Dabar, Alvydai, leidžiame toliau, sujungsime kitą dalį ir vėl toliau grįžime. So we now connect the second part and we will
labai svarbu, kad šito pabaiga sutaptų su ana pradžia. So what we connect to the sentence, it's really important that this ending will match this beginning of the spiral. Kad nenutrūktų sraigė, kitaip neatsigręžtų. Būtinai užskaičiuoti, nes keliant paskui viskas liks. Ir taip, šitokią koloną mes galime silpniem iki vidutinio stiprumo gruntuose gręžti iki 30 metrų. We can drill into 30 meters. Čia yra specialiai gervė, kurios pagalba iškeliam visą koloną, nes hidraulika yra trumpa, ir to naudojama. We use this one for pulling the drill out because the hydraulic is too short. Jo, kadangi hidrauliniai cilindrai yra per trumpi, o dėl to ir yra padarytas bokštas aukštas, kad galima būtų įgręžus pagreitinti ištraukimą grąžtų. Mes galime ištraukti iš karto 4 grąžtus, 4 gabalus. So hydraulic is too short, that's why the tower is so big, to fasten the Pulling out of the drill, and we can pull out 4 drills at a time. Dabar, reiškia, mes užrašėme kiek? 1,80 m, jo? We describe 1 meter and 180. Kiek užrašėme? 180 meters. He's asking that. How? 180. 180. We described 180 before. Because it's 30 centimeters longer than the normal. Ja, ja, ja. A mes... 30 centimetrų prisideda, ar jis tiesiog 30 centimeters. Ne, yra prisideda ta galvutė, kurią mes turėjome. Va, šičia baigėsi tas, va, šitas va grąžtas, va, 1,50 m, va, ir yra dar šitas va prisideda. Va šitas, tas 30 cm, va, tas ir yra. The head is 30 centimeters and the part of the drill is only 150. Čia ta pati galvutė, čia tokia pat galvutė, kur mes ten, kur aš ją rankose laikiau, čia tokia pat. Tai reiškia, mes aprašėme 1,80 m, jo? Tai reiškia, va, yra 1,50 m, mes aprašėme, jo? Tai dar, va, šitą dalį, pusę. This part is 150 and this is 30 centimeters. We describe this part, so we start from here. Tai va, dabar sekantis sluoksnis, koks yra gruntas. The second left. Different. Su moliu? With clay? No, with some clay. Ja. Nes va šitas va. Clay sand. With small parts of clay.
yra reiškia, žvyringas su molio lešiu. Kaip molis. Probably with clay lashes, tai nežinau kaip. Nu, sakykime, sluoksnis kažkoks. With a layer of clay.